tie, kurie spausdina tos pinigus. Supratau. Dabar pasakykit. A tai ką mūsų litų neima už dolerius? Ponas Rolandai, pasakykit savo programą dabar. Gerai, viskas dabar išdėstėt, kaip mes čia blogai esam padėti. Dabar išdėstykit savo programą, kaip jūs pakelsit. Ištaisysit šitas klaidas. Jo, ištaisyt galima tik suprantant, kas vyksta. Čia tik tai galima supranti žmonės, bent tokie. Aš jūsų neprašau, aš prašau Rolandą. Pirmiausia, kad norint ką nors ištaisyti, tai reikia susigaudyti, kas yra realiai pasaulyje. O kol jūs bijot net išgirst, kaip yra. Nebijau. Nu kaip nebijot? Jaunuolis kelia ranką. Ką jūs norėjot paklausti? Man įdomu pasidarė tai, kas turi vyriausybės valstybės valdymą didesnį įtaką, turtingi verslininkai ir išrinkti Seimo nariai. O, čia... Žiūrint kur ir kaip ir kokiais metais, kokioj situacijai, visai būna. Visai būna. Nemanau, kada nebėra finansavimo tiesioginio iš verslo. Nu, ką jūs galit padaryti dabar kur nors Venckienės partijos nariams? Ką jūs galit padaryti, būdamas net ir pabaidykelis verslininkas? Ne, yra tie dalykai. Esmė net čia žino. Esmė yra va tame, kur mes čia nesusišnekam. Mes nematom realiai pasaulio. Ir jūs žiūrit Lietuvos televiziją, kur yra viena tik visą laiką viena mintis. Rusai puola ir daugiau nieko jūs negirdite. Ir per šitą vat propagandą jūs nebesuvokėt, kas daro. O ponas teisingai kėlė klausimą. Per šitos 15 metų ana pusė subombardavo 14 šalių. Paleido pelenais Libiją, Siriją, Egiptą, Tunisą, Jugoslaviją, Iraką, Afganistaną. Ir viso šito jie nemato. Taip, ir šitie demokratiški, o rusai tai yra tiesiog velnio nešti ir pamesti. Ir mes bijom išgirsti bet kokį žodį apie Rusiją. Sovietų sąjungą subombardavo, ne? Prie ko čia Sovietų sąjunga? Nu tai Lietuva yra iš šito konflikto. Jeigu jūs būsite iškviestas į prezidentus, kokie jūsų bus pirminiai prioritetai? Kokius užduotis pirmučiausiai savo išsikelsit, kad nors kiek gerėtų, nebūtų tokio atskirčio tarp eilinio žmogus ir, sakykit, tarp Seimo nario. Tai žiūrėkit, jūs išgirskit dar sykį kas. Mes girdėjome. Negirdit, jūs girdit, bet Jūs neišgirstat. nesakot konkrečiai, va prašo programą, jūs kažką, čia gaunasi toks turgelis batalijų, kaip sakyt, mes atėjom susitikti su jumis. Ane? Bet dabar ateina, aš įsivaizduoju, kad aš turėčiau kažkokią turgų Utenos. Nu, konkrečiau kalbėkim. Jūs turit kažkokią programą, kurią jūs atvažiavot Utenos žmonėm pristatyti. Turit kažkokią tikslą, viziją kažkokią. Jeigu norit prezidentų kažkokią viziją, matot, kad bus geriau. Pažadų reikia. Pažadų reikia. Mes norim trupučiuką va tokio konkretumą. Jūs matot, kokie mes dabar, kaip sakyt, nu liūnė. Pensijas sumažinti. Taip. Nekonfliktuos taip. Jūs turit kažkokią viziją, mes va tokią viziją jūs ir norėtume išgirsti. Taigi viskas ir yra iš va čia teisingai, iš šito vat matymo Bet tada pasaulio. jį turėtume kelti. Kodėl ne? Kodėl ne? Amerikos.